Sveiki, seniai matėmės. Tai šiandien skaičiau Luko 11 skyrių ir paskaitysiu jums dabar nuo 34 iki 36 eilutės. Kūno žiburys yra tavojo akis. Čia Jėzaus žodžiai beje. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, tavo kūnas skendės tamsoje. Todėl žiūrėk, kad tavoji šviesa nebūtų tamsybė. Taigi, jei visam tavo kūnui šviesu ir niekas jo netemdo, tai jis ir bus šviesus, lyg būtum apšviestas žiburio spindulių. Ir aš mačiau, kas ta akis. Kūno žiburys yra tavojo akis. Ir manau, kad akis yra, kaip mes simbolizuoja tai, kaip mes matom dalykus, nes per akį mes matom. Tai, kitaip sakant, mūsų požiūris, kaip mes matom pasaulį, kaip interpretuojam jį. Ir jeigu turim teisingą požiūrį, tai ir mūsų visam kūnui, mūsų gyvenimui, išoriniam, tai bus į gerą. Jeigu tavo akis sveika, jeigu tavo požiūris sveikas, visam tavo kūnui bus šviesu ir gera. Ir 35 eilutė dar sako, taigi žiūrėk, kad tavoji šviesa nebūtų tamsybė. Ir aš savo šiandien sakau, taigi Rugilė žiūrėk, kad tavasis požiūris būtų teisingas, nebūtų tamsybė. Taigi žiūrėk, kad tavasis požiūris neprieštarautų Dievo požiūriui. Nes Dievas ir yra ta šviesa. Jėzus save pavadino pasaulio šviesa. Jisai yra Dievas, jisai yra šviesa. Ir jo požiūris yra tas požiūris, su kuriuo mes bandom susitapatinti. Bandom pakeisti savo požiūrį pagal jo požiūrį, kad matytume teisingai ir kad mūsų požiūris, mūsų šviesa nebūtų tamsybė. Tai šiandien mačiau, kad viskas gerai yra studijuoti Dievo principus, tai labai reikalinga. Kaip veikia dalykai, kaip jisai sukūrė juos veikti, pagal kokius principus, kad jie veiktų geriausiai, kaip gali veikti. Manau, tai yra išmintis, suprasti, kaip Dievas nori, kad viskas funkcionuotų. Bet manau, čia daugelis krikščionių padaro, įskaitant kartais ir mane, tokią klaidą, kad mes susikoncentruojam tik į pačius principus, kaip viskas veikia. Nes tai mums naudinga. Mes galim to pasinaudoti. Jeigu žinom, kaip kažkas veikia, reiškia, tai yra mums naudinga dėl to, kad jeigu žinom, kaip užauginti, sakykime, ten kokį pomidorą, kad jis duotų daug vaisių, pagal kokius principus jisai auga, tai mes galim to pasinaudoti ir džiaugtis tais vaisiais. Bet kartais, man atrodo, mes taip, nes mes visi kaip žmonės linkę į savanaudiškumą, mes taip susikoncentruojame į tuos principus ir kaip kas veikia Dievo karalystėje, kad mes pamirštam, kad iš tikrųjų mūsų pirmasis pašaukimas yra koncentruotis ne į pačius principus, kad viskas veiktų mūsų naudai, bet būtent koncentruotis į asmenį. Nes ta šviesa, kuri čia paminėta, manau, nėra tik tai apie tai, kaip teisingai daryti dalykus, bet būtent apie tai, kad mums svarbiausia yra pažinti tą, kuris viską daro teisingai. Ir kuo mes daugiau jį pažįstam, kuo mes daugiau į jį žiūrim, būtent į Kristų, į Dievą kūne, kuris mums taip apsireiškia, tai tuo labiau mes jį panašėjom ir tuo labiau mūsų požiūris keičiasi pagal jo požiūrį. Nes yra daug žmonių, kurie naudojasi Biblijos principais, nes tai naudinga, bet iš tų principų išima patį Dievą. Ir man patiko vienas toksai palyginimas. Labai seniai girdėjau, nežinau, net koks pamokslininkas jį sakė, bet tikrai atsimenu, kad girdėjau per pamokslą. Ir jis davė tokį palyginimą su Anglijos karalienė.
Sako, dabar įsivaizduokit, jeigu jūs nuvažiuotumėt prie karalienės rūmų ir jūs viską apie ją žinotumėt. Žinotumėt, kokius sausainiukus jinai mėgsta, kokią arbatą geria, kada geria tą savo popiečio arbatėlę. Žinotumėt jos visą rutiną, kas jai patinka. Žodžiu, viską būtumėt apie ją išsistudijavę ir tada nueitumėt prie jos rūmų vartų ir pradėtumėt sakyti apsauginiam, kad aš viską žinau apie karalienę, aš žinau, kada jinai geria arbatėlę, žinau, kokie sausainiukai jai patinka, aš jau nupirkau, jau turiu juos savo tašiai. Prašau, leiskit mane dabar atsigerti arbatėlę su karalienė. Ir spėkit, ar jūs įleistų. Tai žinoma, kad ne. Bet įsivaizduokit tokį scenarijų, kad jūs jau ne kartą gėrėt arbatėlę su karalienė, nes jinai yra gera jūsų vaikystės draugė. Ir jūs nueinat prie vartų ir tam pačiam apsauginiui sakot, aš noriu išgerti arbatėlę su karalienė. Leiskit mane, aš turiu jos mėgstamiausius sausainiukus ir žinau, kada jinai geria arbatą. Ir aišku, sargybinis vis tiek sakys, ne, kas tu toks. Bet jeigu tuo metu pro tos vartus eitų jūsų draugė karalienė ir jūs pamatytų ir sakytų, ei, Rugilė, ką čia veikia, aišku, užeik. Tuomet sargybiniai jūs imtų ir įleistų. Kodėl? Nes jūs pažįstat karalienę. Ne dėl to, kad jūs viską apie ją žinot, bet dėl to, kad jūs pažįstat ją asmeniškai. Ir čia toks labai geras, manau, palyginimas yra, kaip mes kartais įsivaizduojam, kad turėtume pažinti Jėzų, tai viską apie jį žinoti. Bet ir mes viską intelektualiai apie jį žinom, bet mes neleidžiam to laiko kartu su juo. Neatsidedam to ramaus laiko, kur tiesiog mums gera su juo būti. Ne dėl to, kad aš privalau paskaityti Bibliją, dėl to, kad man graužia sąžinė ir užsidėti tą tokią varnelę, kad aš paskaičiau Bibliją, dėl to aš šiandien krikščionis. Bet tiesiog dėl to, kad suprantam, kad jis yra mūsų kūrėjas, kad jisai mus myli ir mes norim leisti laiką su tuo, kuris mus myli. Ir dar vieną eilutę prisiminiau iš Mato 7 skyriaus. Tikiuosi pataikysiu. Pataikiau. Mato 7 skyrius 22 eilutė. Man atrodo, irgi labai gerai iliustruoja šitą palyginimą. Tiksliau, palyginimas iliustruoja gerai šitą eilutę. Tai čia rašo. Daugelis man sakys, tai dienai atėjus, viešpate, viešpate, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybę stebuklų tavo vardu. Tuomet jums pareikšiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs nedorėliai. Baisios iš tikrųjų eilutės, kai pagalvoji, kad gali tiek daug žinoti apie Dievą, kaip funkcionuoja jo karalystė, bet visiškai praignoruoti tą faktą, kad jisai nori to asmeninio santykio, to glaudaus. Kur mūsų požiūris keičiasi ne dėl to, kad mums kažkas kala į galvą, kad toks turi būti geras krikščionis. Iš kažkokios gėdos ir kaltės, bet būtent dėl to, kad mes leidžiam su jo laiką, vienas ant vieno, liaudiškai sakant, noriai savo pasirinkimu leidžiam su jo laiką, iš meilės jam, ir dėl to keičiasi mūsų požiūris, nes mes jį vis labiau ir labiau ir labiau pažįstam. Tai va, tokie šiandien mano apmąstymai. Tikiuosi, kad galbūt tai sumotyvuos šiandien jūs ateiti prie Dievo sosto ir praleisti ramaus laiko su juo. Ne dėl to, kad reikia, bet tiesiog dėl to, kad jis yra nuostabus.